Sveiki. Taigi šiandien tokį nestandartinį video sugalvoju padaryti ir, manau, įdomus vien tik tai. Tokia prasme, kad suprast labiau ir galbūt save pamatyti, aš galvoju ne galbūt, bet iš tikrųjų save pamatyti vienoje ir kitoje situacijoje, atpažint, kodėl, pavyzdžiui, tas ir tas nesiseka. Šiandien noriu pakalbėti apie meditaciją ir 7 čakras. Taigi pirmoji čakra yra apatinė čakra. Jinai randasi, kaip čia įsireiškus, stuburo apačioje, pačiam gale. Ir jinai yra iš abiejų pusių praktiškai, nes visos čakros yra iš abiejų pusių. Taigi dabar ši čakra ir jos, kaip pasakyti, nesubalansuotumas, kokios problemos. Kai jinai yra nesubalansuota, jums atrodo, kad jūs nesusitvarkysit su savo kasdieniais darbais. Jūs nesijaučiat saugiai, nesijaučiat tvirtai, kaip sako, tvirtai ant žemės nesijaučiat. Iš to ir yra tas pasakymas. Tvirtai nesijausti ant žemės. Nes yra nesubalansuota čakra. Jums ir atrodo ir pastoja ir finansiškai nesaugus, ir atrodo, kad jau būtent ryt į darbą ir nesusitvarkysiu su kasdieniais darbais, kuriais anksčiau susitvarkydavau. Netgi gali būti ir padarysit kažkokių klaidų, gali būti ir įvyks avarija važiuojant į darbą dėl to, kad jūs paprasčiausiai nesijaučia taip gerai, kaip jautėtės, tarkim, gal kažkada. Ir tai atsakinga už jūsų kasdienę rutiną praktiškai iš čia. Jūs tiek darbe, tiek namuose būsite produktyvesnis, jausitės labiau, kaip pasakyti, pasitikėsit labiau savim. Ir jums atrodys, kad jūs galit padaryti viską, visus tuos darbus, jokių problemų, saugiai jausties, aišku, ir finansiškai. Ir ji turi, kaip, pavyzdžiui, trečios akies om, tokį, kaip pasakyti, čentas angliškai, amerikietiškai, o lietuviškai aš net nežinau. Tai ši čakra turi lam čentą ir būtent lam ir balansuoja. Reiktų tikrai nepamiršti, kad tik tavo asmeninis garsas, vibracijos labiausiai balansuoja ir subalansuoja tavo čakrą. Iš to reiktų nepamiršti ir praktiškai man nepatinka ir niekada nemėgau medituojant klausyti kito jogo, nesvarbu geras, jisai blogas, garso ir instruktažų, kaip tai daryti. Aš mėgstu savo garsus leisdamas medituoti ir sakydamas, tarkim, lam, išjaust energetiką nuo žemės į savo rūt čakrą, šitą apatinę čakrą. Aišku, jos nesubalansumas, kas be ko yra visa eilė ir paskui atsirandančių problemų lytiniuose organuose. Jei kalbant apie fiziologiją. Taigi, tiek apie šią čakrą, aišku, galima daugiau rasti, bet aš čia tikrai nežadu valandą kalbėti apie vieną čakrą. Taigi, sekanti čakra yra aistrų čakra. Jūsų norų ir aistrų, jums hobių praktiškai čakra, kas jums patinka, ką jūs mėgsta daryti, ką jūs norit daryti,
jūs džiaugiatės tuo ir panašiai. Ir jeigu jinai nesubalansuota, tai jūs paprasčiausiai, kaip bebūtų keista, anksčiau patiko, dabar pradėjo nepatikti, jūs atmetat, nuslepiat, kažkaip gėdytis pradedat, kad va, jau man tas arba reaguojat per emocionaliai reaguojat į tai, kas jums iš tikrųjų patinka, bet dėl kažkokių priežasčių jūs vėl per nelyg emocionaliai ir manau vienais ar kitais atvejais jūs atpažįstat save, kai tarkim buvę tokių dalykų, kad jūs staiga per emocionaliai sureagavot, nors prieš tai jūs atmetėt, kad jums tai patinka, kad jums tai patinka, bet paskui staiga sureagavot, kad ojojoj, man labai patinka. Ir šitą čakrą taip pat turi čentas, vam, irgi atskira vibracija, atskiri dažniai. Pagal dažnių skirstant, tai dar prieš tai nepaminėjau, žema čakra, žemesni dažniai, paskui aukštėja. Taigi ši čakra yra jūsų norų, jūsų aistrų, jūsų tokio pasitikėjimo savim čakra, kai jūs norit savo hobius, savo realizacijas išreikšti ir panašiai. Kita čakra yra saulės rezginių čakra. Žinot, kur randasi saulės rezginys. Nepasakiau, kur šitą. Tai šitą yra žemiau bambos. Šitą sakralinį čakrą. Jos čentas vam. Paskui yra saulės rezginių čakra, čentas ram. Ir jos energija praktiškai yra iš saulės. Dėl to ir yra geltona. Ir va čia irgi, kai žmogaus yra pažeista ši čakra, jisai jaučiasi, kad trūksta jam kūrybos paprasčiausiai situacijose. Jis neturi kontrolės savo gyvenime, jam fiziologiškai atsiranda dažnai ir virškinimo sutrikimai. Nepasitikėjimas savim ir tokie, kaip pasakyti, nestabilumas įvairūs, kas susijęs su kūryba, su saviraiška. Ir va būtent ši čakra atsakinga už kūrybinį jūsų darbą, veiklą. Jos ją taip pat reikia irgi prižiūrėti ir ją tobulint, kad būtų iš jūsų sulaukiama, tarkim, kūrybinės kažkokios, kas susijęs su kūryba. Pasitikėjimas, jūs tiesiog pasitikit, darot, žinot, kad tai, žodžiu, tai irgi galinga čakra. Mano praktiškai irgi viena iš mėgstamiausių. Aš mėgstu labai pamedituoti šią čakrą, nes tai ugdo praktiškai tokį, aš jums dalyką pasakysiu, nepriklausimą nuo išorinės nuomonės. Tai yra savęs pasitikėjimo ir žinojimo, kad tu gali, tu tai padaryti, tu moki tai padaryti ir tu gali netgi padaryti geriau negu daugelis. Ir tokio užsidegimo mes matom, dauguma žmonių yra, ta prasme ne dauguma žmonių, bet yra tokių žmonių, kurie tiesiog ateina, pasako, padaro, sukuria, jie nedvejoja, tas nesigaus gausis. Ir jie valdo savo gyvenime daug, tai yra būtent atsakinga už jūsų gyvenime
jūsų gyvenimo kontroliai praktiškai priklauso nuo šio čakra. Tai yra šita gyvenimo kontroliai gal per daug abstrakčiai kalba, tai yra skamba, bet gyvenimo kontroliai ta prasme, kad jūs sugalvojat ir padarot. Kalbant, pasaulietišką prasme. Jūs, tarkim, sugalvojat, pavyzdžiui, paprastą pavyzdį pasakysiu, niekad anksčiau nesat darę kažkokių renginių, o jums paveda daryti kažkokį renginį. Ir dažnai kokia gali būti reakcija? Nesigaus, nesugebėsiu. O vat būtent tų, kurių yra išlavintas šį, jie va būtent, aš ką noriu pabrėžti, šitą čakrą daug priklauso nuo, kai atsiduria tokiose situacijose, kuriuose anksčiau nesat buvę, ir jums reikia susikontroliuoti tą situaciją. Nesvarbu kokia, jinai kritiniai gali būti, įvairiausi gyvenimas yra pilnas netikėtumų ir vat būtent, ar netgi gelbint žmogaus gyvybę, darant dirbtinį kvėpavimą ir panašiai, va tokius visokius dalykus, aš manau, kad labai, labai ypač šiam pasauly, nežinau, labai svarbu šitas. Gerai, nesiplečiant, kita čakra, ketvirta, tai yra širdies čakra, man praktiškai čia, kuo aukščiau kylant, tuo įdomiau. Širdies čakra. Tai man buvo, kai mažas buvau, visada buvo keista, kodėl Jėzų vaizduoja su širdim per būtent krūtinės vidurį, su širdim per krūtinės vidurį. Nes visigi žinom, pa žmogų širdis yra kairė pusė, o ne per vidurį krūtinės. Tai vat būtent ir yra ši širdies čakra, kurios čentas yra jam. Ir tai yra jūsų džiaugsmo, gyvenimo džiaugsmo čakra. Kai nesubalansuota, dažnai žmonės, kas yra, pavyzdžiui, man daug žmonių, serga depresija, jie jaučiasi vieniši, jaučiasi neapsijungę, kaip pasakyti, jie jaučiasi neapsijungę su pasauliu kartu. Jie jaučiasi atstumti, jie nei iš šio, nei iš to pyksta kažkodėl. Jūs, manau, pažįstat tokių žmonių, kurie pavydi, paskui pyksta. Pavydas ir pyktis jie, kaip ir puikybė dar jie tas pats beveik. Kaip ne tas pats, bet jie vienas šalia kito. Ir vat būtent tas vyksta, jie nejaučia gyvenimo džiaugsmą, jie yra pavydūs, jie yra pikti, ir kas tokiu žmogum nori draugauti, ne. Todėl jis ir neapsijungia su jais, neranda bendros kalbos. Ir kai subalansuota yra atvirkščiai, jis jaučiasi reikalingas žmonėm, jis dalyvauja kartu su jais vis, kaip pasakyti, bet kurioje aplinkoje jisai jaučiasi, kad apsijungia kartu su žmonėm, o ne kad užsidaro kažkur, nes yra tokių žmonių, kurie nesvarbu kokioje aplinkoje jie vis tiek užsisklendę, jie nenori kartu būti su žmonėm, pasišnekėti bendrai kažkokiu, tai vėl, aišku, charakterių irgi yra įvairių, aš pats irgi daugiau intravertinis žmogus, nelinkęs taip atsiskleisti, bet vis tiek aš tą, jaučiu, kaip pasakyti, aš jaučiu ir žvilgsnis ir viską, ar netgi iš nugaros kažką žiūri, ar iš šono, nesvarbu. Taigi tai yra gyvenimo džiaugsmo čakra, puiki čakra, toks meilės čakra, todėl ir sako, kad Jėzus Kristus visus myli ir su širdim per šitą vietą. Aš manau, kad tai ir yra. O kai yra pažeista fiziologiškai, dabar va grynas pavyzdys, kad taip, čia
nusikaifuoti į šoną. Moterys ypač, kai jos yra emocionalios, manau ir vyram, kai šita čakra pažeista, ypač būna po kažkokios tai nelaimės. Ir aš pats esu pajautęs, nes gyvenimas irgi visiems čia. Taip būna, kad biški lanksto. Jaučiasi toks dūrimas į krūtinę. Aš atsimenu ir mama sako, oi sako, kaip duria krūtinė, tiesiog duria per centrą šį. Tai tas ir yra, kad būtent žmogui kažkokios nelaimės, ypač artimo praradimas, tai va būtent užgožė šičia. Visai pasižiūrėkit, kokia eilė problemų iš to paskui gaunasi. Ir žmogų duria, visai čia. Žodžiu, sėda šita vieta ir žmogus, nežinau, gali pats paskui, neduok Dievas, apie savižudybę galvoti ir pasidaryti. Taigi čia yra gyvenimo džiaugsmo ir toks, kaip pasakyti, pilnatvės, toks kartu su žmonėm buvimas šį čakrą. Ir mesgi pažiūrėkim, tarkim, jeigu, aišku, aš čia nenoriu kalbėti apie konkrečias pavardės iš religinės pusės, bet žmogus, kuris kalba iš širdies, kaip sako, jisai visada yra maloniau priimti, nes jis tiesiog nuširdus pas jį kažkiek daugiau mažiau yra ši čakra atidaryta ir jom ir visiems yra maloniau tokiu žmogum pasišnekėti ir vėl, ir kaip pasakyti, nepriklausomai, kiek išleivas kreivas, tiesiog yra, žmogus išjaučia su juo, jo tokį kaip ir vidų, ir jaučiasi visai draugiška. Gerai, tai čia širdies, toliau yra gerklės čakra. Dar nepasakiau, širdies čakros čentas yra jam. Gerklės čakra. Čia žiauriai ir galinga čakra. Yra čentas ham. Tai yra jūsų sugebėjimas save išreikšti. Jeigu ši čakra pažeista, tai dažniausiai žmonės ir pyksta, sako, mane neteisingai suprato, neteisingai interpretavo. At būtent dėl šių priežasčių. Fiziologinė prasme atsiranda problemų, ausis skauda. Ausų skaudėjimas yra būtent irgi tuos dantys, mikčiojimas. Ir ypač šioje visuomenėje, aš mėgstu praktiškai kalbėti, šioje visuomenėje yra irgi toks, kaip pasakyti, žmonių vampyrų, kuriais kalbant, jums gali kirstis, būtent tas atsiras mikčiojimas, kirstis jūs nuosekliai, atrodo namuose tarp savų, jūs nuosekliai labai gražiai reiškiat mintis, sakiniai, klostosi irgi gerai, bet atsiranda tarp kažkokių, tai būtent jums nematytų žmonių, jums iškart strigdo per šią vietą, jūs mikčiojat, jūs negalit savęs išreikšti tokį, kokį norit savęs išreikšti. Tokių žmonių tikrai daug yra, ypač Lietuvoje, tai čia pirštais nerodysi, nes tai iš tikrųjų labai, labai svarbi. Jūs galit tą prasme reikšti save laisvai, sklandžiai ir nuosekliai, kad jūs teisingai suprastų, nes kai neteisingai jūs supranta, ar interpretuojas neteisingai, jūs patys suprantat, kad jaučiatės blogai, o kiekvienas žmogus nori taip pasakyti, taip atrodyti, kad jį suprastų toks, koks iš tikrųjų yra. Ir vėlgi mesgi matom, daug yra būtent žmonių, kurie yra su šitą čakra išlavintai, jie puikiai iškalbą turintys žmonės ir, valdo mines, nestringa, jie sako tai,
ką nori sakyti. Galbūt galvoja, gali galvoti kitaip, bet jie galingai per tą reiškia ir tu jau taip neužčiaupsim, kaip pasakyti. Jis per čia būtent paima žmonių dėmesį. Sakau, man va, pavyzdžiui, irgi šitą čakrą irgi žiauriai aktualu. Iš tikrųjų visos vis aktualios. Ir balansavimas jų čia, ilgas ir nėra toks paprastas darbas. Kad jas nėra toks paprastas darbas, kad jas idealiai susibalansuoti. Nes mes jau suaudęs buvau mintį paskui, kai baigsis 7 čakrą, apibendrintai pasakyti. Taigi šitos čakros yra ram šitas čentas, stichija yra oras. Šitos buvo, nežinau, stichija čia galima vadinti, yra čia meilė, gyvenimo džiaugsmas. Šitos yra oras ir dabar va, yra om čakra. Om. Tai yra jūsų išmintis, protas, intuicija. Štai kur yra om. Ir, apie jos galę nėra ne ką kalbėti, visi puikiai žinom. Visur protingas ir išmintingas žmogus daug gali pasiekti ir nuversti kalnus. Ir kai nėra subalansuota čakra, žmogus jaučiasi nesorientuotas pas save gyvenime. Jis tarsi nežino savo gyvenimo tikslo, taip galima pasakyti, kai nėra om. Kai nėra trečios akies čakra, kai nesubalansuota. Jiem trūksta, tarkim, daug kas mes žinom žmonių, jie nežino, kuo būt. Kai bus, tai bus. Aš, pavyzdžiui, iš savo gyvenimo žinau, kad nežinojau, kokią specialybę pasirinkti, kuo bus, čia svarbu prastumti ir panašiai. Ir čia ypač šituose brandos stadijose formuojasi. Čia žiauriai svarbu, kaip žmogus vystosi, kaip jo sąmonė vystosi. Ir nuo to priklauso paskui, kaip jisai pasirenka, kaip jisai realizuojasi, nes nuo to šios čakros ir priklauso tavo profesija praktiškai. Taip galima pasakyti. O kai jinai yra subalansuota, tai taip jau jūs ir žmogus ir protingas, ir išmintingas žodžiais. Jis daro tokius dalykus, kad daugelis tikrai negali ir auga jisai, tokia, čia vadinčiau, sąmojingumo augimo čakra yra, sąmojingumo augimo. Ir jos čentas yra om, būtent ir lavina jūsų sąmojingumą. Taigi paskutinė 7, čia yra karūnos čakra. Ji atsakinga už susijungimą su kosmosu, taip galima pasakyti. Ir dabar aš jums pasakysiu, kad aš noriu tik tiesiog pasakyti, kaip pasireiškia, jeigu jinai nesubalansuota. Aš esu įstikinęs, kad pas dauguma žmonių yra nesubalansuota. Tai yra nepriklausomai, kaip veikia čia ypatingo galingumo čakra, čia taip vadinu. Čia
atskirai galima seminarus vesti apie tą čia. Nepriklausomai, kaip šios čakros išvystytos, jeigu yra viršutinė čakra nesubalansuota, kas atsiranda? Atsiranda toks pojūtis, tarsi viskas neturi prasmės. Tai yra, žmogus papuola į filosofijos, psichologijos, filosofijos liūną, jisai dažnai gali ir šizofreniją susirgti, nes jis ieško pastoja kažkokių prasmių, jis neranda paprasčiausiai prasmės gyventi, kas iš to, atrodo, kas iš to, kad aš čia esu protingas, kas iš to, kad čia žmonių aplinkui yra, kas iš to, kad aš šitas visas čakras esu įvaldęs, man sekasi ir panašiai, bet jis vis neranda atsakymų, kas iš to. Vat būtent ir tai ir yra. Ir čia būtent yra kanalas su aukštesnėm jėgom, negu žmogaus jėgos. Tai yra kanalas praktiškai už tavo buvimo augimą, tavo buvimo. Ir aš kaip sakau, ši čakra atsakinga už tavo ID kodą, ar kaip čia pasakius, tavo identifikaciją visatom, tai trumpai sakant, tavo identifikacija, ne kaimynų, ne mano, bet tavo. Ir kad ją suras, kai surasi, aš nežinau, kaip papasakotim tokį efektą, kai yra visos balansuotos. Efektas yra toks, kad atrodytų, kad jau rytoj galėtum būti superžvaigždė šiam pasaulyje, bet kurioj srity. Atrodo, tu toks gauni pilną pliusą, aš kaip sakau, ir tu toks kaip elektrinis, jautiesi gyvybingas. Ir man net buvo keista, kaip įmanoma per 2 valandas taip greit pailsėti, nes dirbo protinį sunku iš tikrųjų darbą. Kaip įmanoma taip greitai pailsėti ir vėl regeneruotis, tarsi būti nauju ir produktyviu, kaip, nežinau, kaip nuvažiavus į kokius Havajus, kokiam 2 mėnesiams, be telefonų, be kompo. Ir paskui grįžtant, žodžiu, neapsakomas energijos iš aukščiau poveikis, kuris tik dar labiau patį mobilizuoja ir tu tiesiog nesistengi būti, tiesiog aš kaip sakau, nesistengi būti geresnis už kitus, tu tiesiog stengiasi būti geresnis už save patį, koks buvai prieš pusę metų, tau malonu į save pasižiūrėti. Taip. Ir jos čentas yra kaip aš sakau, kaip mane čia užkniso šitą žemę. Kaip aš čia pavargau. Tai va, ir iš čia ateina, nes kas yra, būtent dabar noriu tokį bendresnį vaizdą pasakyti. Kas yra? Žmonės daugiausiai yra šito čia. Žmonės dažniausiai yra žeminti. Šitom, tempia paskui visus. Įžeminti tai ir yra prisirišę prie žemė. Ir energija, nes aš kaip buvau vaikas, man iš tikrųjų keista, kodėl žmoguje turi tekėti kraujas. Ne? Kodėl turi tekėti kraujas? Kodėl, pavyzdžiui, pas robotą neteka, irgi kažkokie procesai vyksta, bet robotas irgi yra tik robotas, mašina, ne? O žmogus pas jį vis tiek turi tekėti kraujas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad energija turi tekėti taip pat. Ir jeigu yra ta pati energija, nes tu negauni naujos energijos, kas pasidaro? Čia tas pats kaip su vandeniu. Jeigu neteina naujo vandens,
vanduo pradeda ką daryti, pelkėt pradeda. Kai žmogus pradeda pelkėt, tada, kaip aš sakau, man juokingiausias klausimas, paskui, kodėl taip atsitiko, kodėl aš pradėjau sirgt, kodėl tas. At būtent prasidėjo blokavimai iš tų visų. Prasidėjo pelkėjimas ir žmogus pradeda sirgt ligom vienom ar kitom. Mentaliniam ir ypač om irgi čakra. Atsiranda mentaliniais lygus. Dėl to, kad neveikia viršutiniai kosminiai čakra. Nes čia jūs gaunat, per tą vietą gaunat tiesiog energiją iš viršaus. Dėl to jūs ir vėl jaustės laimingi ir jums atrodys, kad, tas ir yra, jums atrodys, kad jūsų dabartinės žemės problemos yra tiesiog menkas taškelis. Ir kitas, aišku, dalykas labai toksai, efektyvus, ypač šioje visuomenėje, nesakau, kad 100% susibalansavus visas, bet prameditavus toks gaunasi pliusas, kad jūs lengvai atpažįstat klastą, melą ir neteisybę, kurie gali jums užmaut ant kaklo kartais, vieni ar kiti žmonės. Ir iš tikrųjų produktyvumas pakyla žiauriai. Aš ant savęs žinau, kad net nepavargstu, kaip anksčiau pavargdavau po darbo dienos, o po meditacijos, taip viskas vystosi, kad net nepavargsi. Tu dar namuose, dar darbų gali daryti. Atrodo, kad reikia ne 24 valandų tau, kad normaliai pavargtum, bet per parą, bet kokių 72. Ir atrodo, jūs toliau gali dirbti ir dirbti. Aišku, ko nepaminėjau, reikia fiziškai irgi savo fiziologiją taip pat rūpintis. Aš mėgstu daryti tokią meditaciją, kai prasibėgu kokius 7 kilometrus. Tada vakare porą valandų ir sakau, aš tikrai buvau nustebęs, kaip įmanoma taip greitai pailsėti, efektyviai prameditavus. Turiu, kaip tai daryti? Čia jau reikia klausti kitų žmonių, aš čia nepasakosiu, čia gyvai reikia rodyti panašiai. Programų yra, aišku, irgi įvairių, jūs galite rasti internete. Yra, aš siūlyčiau, tai yra sakralinės čakros, healing, gydymas. Čia yra įrašyta visatiniai garsai, o man, kadangi internete labai lengvai ir greitai surandu tai, ko man reikia, tai yra įrašai iš visatos ir tai yra tikrai reti garsai, man žiauriai patiko klausytis. Po to mėgstu klausytis binaurus. Binauras čia jums padės astralinės projekcijas, kur tai yra išeiti į kosmosą. Ir ši vieta ir ypač ir yra komunikavimas su aukštesnėm jėgom, padidint savo protinį efektyvumą. O čia yra programa būtent irgi tų 7 čakrų, apie kiekvieną iš jų, solar, raut ir taip. Taigi, taip apie 7 čakras. Tokia iš tikrųjų įdomi tema. Aš manau, kad tokius dalykus
pasakosiu panašiai ir toliau. Sekančiam kartui aš planuoju tokį įdomų irgi pasakojimą, papasakot apie 4 dimensiją ir apie 5 dimensiją. Mes žinom, kad visi gyvenam 3D dimensijai, matom daiktus, pačiupinėjom. Ir papasakosiu, kas yra 4 ir kas yra 5 dimensija. Jų yra daugiau. Gerai, tai nenoriu daug čia iškart šnekėti. Ir baigiant meditaciją noriu pasakyti, kad tikrai aš kiek čia sakiau, atpažinot save tai vienoje, tai kitoje vietoje. Ir atpažinot galbūt ir savo tokius biologinius ciklus, kai jūs atsiduriat vienoje ir kitoje situacijoje, periodiškai. Ar darbe kažkas nesiseka, ar kažkokių prasmių vėl nerandat ir panašiai. Ir būtent reikėtų susiorientuoti vienu ir tai kitur, jeigu vienoje čakra iš viso apleista, reiktų jai daugiau skirti laiko, o analogiškai, jeigu kita sustiprinta mažiau. Tiesiog čia grinai individualus darbas. Ir tai yra darbas, o ne šiaip, kad kaip mėgsta pristatyti, kad tai yra kažkokia tai pramoga. Ir jeigu kažkas klaustų, koks tai darbas, tai sakyčiau, kad jum pateikia toną grūdų, duoda 100 maišelių ir į kiekvieną maišelį reikėtų susverti ir sumatuoti tam tikrų dydžius grūdelius ir sudėsi. Į vieną, tarkim, dėdasi vieni grūdeliai, į kitą kiti, į kitą dar kiti. Nes dauguma žmonių yra sumaišyti, būtent suvelti šitose vietose, lygiai kai ta grūdų krūva ir todėl gaunasi toks pasimetimas ir aš kaip žiūrau, kad dominuoja būtent toks pasimetimo nuotaika tokia, man iš tikrųjų liūdna, nes norisi iš tikrųjų gyventi tarp tokių žmonių, kurie džiaugiasi, kurie, kas nenorėtų iš tikrųjų, matyti aplinkui daugiau gyvenimo patenkintų žmonių, efektyvių žmonių, o dabar kai pasižiūrai, tai aš taip sarkastiškai sakau, juokiasi tik tai tie, kurie žolę rūko arba vaikai iki 12 metų. O jau praktiškai nuo mums tėvos jaunystės tampa įžeminti ir tiesiog vykdo kitų norus. Taigi tiek šiandien apie meditaciją.